Kovo 13-osios vakaras ir šiandien startuoja pirmos lygos, kurią remia Top Sport pirmenybė. Prie baudos aikštelės linijos. Geras perdavimas, čia smūgis į vartus ir kamuolys lekia šį kartą virš vartų. Mangirdas Venskus kamulio. Čia Kubilinskas suspėja, jo perdavimas į baudos aikštelę ir Joris Aliukonis kamuolį vėl gaudo. Bėgti ir jo lenktynė su Jonu Jankausku. Darlingtonas, jo perdavimas, čia smūgis ir kamuolys lekia virš vartų. Dar vienas Artiomo Oniščenkos. Darlingtonas atlieka smūgį ir Joris Aliukonis tą smūgį gaudo. Rochačius ilgai lieka su kamuoliu, atlieka smūgį ir pavojingai šalia vartų. Pramušė šis komandos draugų. Bovgyra. Oi, kokia ukrainiečio klaida ir čia gali mušti įvartį Tauragės Tauras. Ta ir daro, baigiantis pirmajam rungtynių kėliniui, Jehoras Rochačius. Kokia Dmitro Bovgyros klaida ir čia, tikra dovanėlė dabar Kauno Žalgirio B komandos jaunuolis atiduoda Tauragės Tauro futbolininkui. Joris Aliukonis vėliau jau komandos nebeišgelbėjo. Tikrai Pocius, jo smūgis blokuojamas. Pocius toliau baudos aikštelėje, jo smūgis ir įvirpsta. Skrieja kamuolys, tą ir daro Pocius ir labai geras smūgis ir dar geresnis Sido Mačaičio žaidimas. Dar labiau į kraštą, čia vėjas Pocius, taisosi kamuolį ant kairės kojos ir rezultatas lygus 1-1. 80-ąją susitikimo minutę vėjas Pocius sugeba pasiųsti kamuolį į vartų tinklą ir likus 10 minučių Kauno Žalgiris B lygina rezultatą dvikovoje su Tauragės Taura. Adomas Užkurnys. Totilas. Perdavimas į erdvę ir vis tik tai pasižymi Tauragės Tauras 87-ąją minutę ir panašu, kad komandos draugai sveikina Dovydą Druktenį. Jis atrodo pasižymėjo. Geros rungtynės, labai rimtą iššūkį Kauno Žalgirio B jaunimas metė šį vakarą Tauragės Taurui.